Alice Finney. Akmuo popierių žirklės. Ištrauka. Amelija. Leidžiuosi juo apkabinama ir laukiu, kol kvėpavimas vėl taps normalus. Prisimenu pirmąjį mūsų apsilankymą pas porų psichologę. Vadinkite mane Pamela. Taip ją pravardžiavo Adamas. Atrodydavo, visada žino, apie ką kalba. Tačiau turiu pripažinti, kad sužinojusi, jog pati 2 kartus išsiskyrė, mano pasitikėjimas ją prigeso. Ką jums reiškia santuoka, pamenu sumurkė ir prisimenu Adamo atsakymą. Santuoka arba sėkmingas loterijos bilietas, arba tramdomieji marškiniai. Jam tai atrodė juokinga, man ne. Jis taip švelniai pabučiuoja mane į kaktą, tarsi baiminamasis, kad sustrupėsiu, tačiau aš tvirtesnė nei jis mano ir protingesnė. Bučinys baistris skirtas tik nuraminti. Gal nešamės tą butelį lovą, paklausė, perimdamas iš manęs Malbec ir vesdamas mane iš kriptos. Kartais jei abejoja, ar vynas nebesiklysi, geriausia nuduoti, kad seksi kitam iš paskos. Bibliotekos viduryje vėjai mediniai laiptai veda į 2 aukštą, kur kadaise buvo koplyčios choras. Spėju, kad medžio apdalai išlikusi iš analukų tikrai neatrodo nauja, o kas 2 pakopa teatrališkai girgžda. Bobas skuba pirmas, tursena laiptis tarsi žinotų, kur traukia. Kopdama nevalingai steibelį į nuotraukas ant balintų sienų, nespalvoti, įrėminti portretai prasideda laipto apačioje ir kyla iki pat viršaus, lyg fotografuotas medis. Kai kurios iš šeimos nuotraukose kone visiškai išblukusios, išbalintos saulės ir laiko, bet naujesnės, tačiau 2 aukšto visai geros būklės, kai kurios netgi atrodo matytos, nes viduje jose nepažįstu. Adamą, kuris nepažįsta net savo paties veido veidrodyje, klausti nėra prasmės. Pastebiu, kad 3 rėmelių trūksta, jų vietoje likę šviesesnis stačiakampyje ir pradėjusios vinys. Kitaip nei apačioje, kur grindys išklautos šaltomis akmens plokštėmis, laiptų viduriu eina metalinių strypų prilaikomas raudonas kėlimas. Jų viršuje atsiveria siaura aikštelė, prieš mus 4 durys. Visos uždarytas ir atrodo lygiai taip pat, išskyrus vienas, ant kurių rankomis kabo užrašas pavojus neiti. Prieš jas languotas šuns kuolis, o jame toks pat mašinėlė spausdintas raštelis, kokį atvykome radome virtuvėje. Neleiskite šuns į miegamąjį. Labai prašom, malonios vėsnagės. Žodžiai labai prašom. Atskiroje eilutėje atrodo pavėluoti ir truputį pasyviai agresyvus, bet gal aš per daug gilinusi. Bobas apuosto guolį pavizginuoda ir patenkintas įsitaiso, tarsi išpilusytų jam. Šuns, kai taip nei man, nekmoja atsiskirimo baimė, jis gali mėgoti bet kur ir bet kada. Na, jo jau pasirūpinta, aname raštelėje lyg buvo parašyta, kad vienas iš mėgamųjų paruoštus mums, klausė Adamas. Taip, bet nepamenu kuris, tai yra vienas būdas įsiaiškinti. Jis išmėgina visus duris iš eilės, bet visos jos užrakintos išskyrus paskutinės, kurios tarsi susiderinus laiptų garsų takele atsidaro dramatiškai krišdėdamos. Pridėjus laukia kaukyti vėją, bet kam nugarą nueitų pagaugais. Šią vietelį praverstų buteliuko tepalo, tarė Adamas, jungdamas šviesą ir aš jam iš paskos įžengiu į kambarį. Reginys mane pribloškė. Mėgamasis atrodė lygiai taip pat, kaip mūsiškis namie. Neidėli kopija, baldai kitokie, bet ant lovos tokie patys užtieslai, antklodis ir pagalės, o sienos nudažytos lygiai tą pačią spalvą, šnipo atodusius iš Farrow and Ball. Prieš kelias metus perdažiau kambarį, tikėdamas padaryti Adamus veikmę, dar niekada nepamiršiu, kai vis nekentė jos. Abu akimirką stovime išpūtė akis. Nesuprantu, ką matau, sušnauždu. Na, truputį panašus į mūšiškį. Truputį Londone vitražų neturime. Pernelyg keista. Ant grindų pastatoma laikrodžių irgi pridurė ir tas tiesa. Antikvarinis laikrodis kambario kampe čia visiškai netinka, o jo tiksėjimas atrodo eina vis garstyn. Adamai, kalbu rimtai, tau visai tai netrodo keista. Ir taip ir ne, greičiausiai šeimininkė įkvėpimas ėmėsi ten pat kaip ir tu. Tu juk viską pirkai vienos firmos, nes per išpardavimą gavai 50% nuolaidą. Tiesa, taip susišarėjai nuotrauką jų lakstinukį, kad susipirkai viską, kaip paskutinės smulkmenos pameni, nes aš tikrai pamenu kreditinės kortelės sąskaitą, galbūt šių savininkai padarė tą patį. Jis sako tiesą, nepaisant absurdiškų kainų, nuotrauka lankstinukė man iš tiesų patiko. Turbūt tikimybė visatoje įmanoma, kad tas, kas senovavo kaplyčią, turėjo panašų skonį, nors viskas nuklota dulkių, namai apstatyti labai gražiai. Todėl dabar atkreipiu dėmesį, kad mėgamasis priešingai nei visa kita švartėlis, net užuodžiu baldų vašką.